Šeštadienį balandžio 25 Londone įvyko ketvirtasis pasaulio lietuvių čempionų taurės turnyras, kuriame varžėsi 6 ekipos iš 4 šalių – Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Airijos ir Švedijos. Pasaulio lietuvių čempionų taurės finale ferimstiečiai 51-58 nusileido čempionų vardus apgynusiems Londono Lituanika žaidėjams, kurie rungtyniauja Anglijos nacionalinės lygos 3 divizione. Taškas į tašką vykusiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi ne kartą. Vis tik ketvirtajame ketvirtyje, likus žaisti 3 minutės, rezultatas buvo lygus – 51-51. Tačiau per likusį laiką vilniečiai nepelnė nė taško, o atkarpą 7-0 laimėję Anglijos lietuviai šoko šampano pursluose. Nugalėtojų gretose galingų dvigubų dublių pasižymėjo Aušridas Petraitis – 16 taškų ir net 20 atkovotų kamuolių. SK Ferimstai 15 taškų pelnė Darius Kibildis, po 11 Liudvikas Rukšėnas ir Tomas Grybauskas. Vienas iš geriausių finalų, kuriuos esam žaidę šiais metais. Priešininkas tikrai buvo stipriausias, su kuriais žaidėm šiemet. Komandiškai apsigynėm, galiu pasakyti. Komandiškai kartais užpuolėm, kartais visokio chaoso buvo ir pas mus, ir pas Vilnių buvo chaoso daug. Bet finalas niekada, sako, nebūna gražus, bet šiandien buvo gražus. Iš tikrųjų, tikrai vertas finalas. Braniukai, už Lietuvą, braniukai! Bronzos medaliais pasidabino Kauno United ekipa. Vos 7 į Anglijos sostinę atvykę krepšininkai mažajame finale 56-41 nepaliko vilčių Dublino Inter komandai. Rezultatyviausias su 22 taškais buvo Andrius Gedminas. 17 taškų prie pergalės pridėjo Tautvydas Žeba. Airijos lietuvių gretose išsiskyrė 17 taškų surinkęs Mažvydas Čepliauskas. Renginyje dalyvavo Lietuvos ambasadorė Jungtinėje karalystėje Asta Skaisgirytė-Liauškienė, legendinis krepšininkas Algimantas Baziukas, praeityje atstovavęs Kauno Žalgiriui ir Vilniaus Statybai, bei kone didžiausi šalies krepšinio gerbėjai – broliai Nauris ir Normundas Maciai. Londone labai fainai. Visur, kur lietuviai tur fainai, bet lygis labai geras arī krepšinį. A taip sakyti, uz kura komanda, mēs esam uz visām lietuvių komandām, jā. Ir kaip mēs arī kitą kartą Žalgiris, mēs uz visiem Rīta, Žalgiris, Neptūnas. Taip čia mēs atvažiuojam palaikyti Lietuvus. Bet pats svarbiausia atmosfēra, ka čia ir labai gera atmosfēra, žmonė ateina, mīla krepšinį. Labai faini, su tokia energija, viską suorganizuoja, super. A grupėje SK Ferimsta 59-45 įveikė Anykščiai BC ir 50-44 Inter komandas, bei užėmė pirmą vietą ir iškovojo vietą finale. Inter 35-28 įrodė pranašumą prieš Anykštėnus. Lituanika B grupėje 34-29 palaužė Švedijos Vikingus ir po įspūdingo spurto 24-8 parbloškė United žaidėjus 43-30. Kauniečiai svarbiausiame mūšyje dėl galimybės pasidabinti medaliais tik po pratęsimo 39-35 nukovė Švedijoje gyvenančius lietuvius. Tai buvo jau antrasis Londono Lituanikos čempionų titulas šiame turnyre. Tokiu pat pasiekimu komanda džiaugiasi ir pernai. Tuo tarpu pirmus 2 turnyrus laimėjo Plasta sostinės krepšinio lygoje žaidžiančios ekipos Medėja VU 2012 metais ir VGTU 2013 metais. Добралюка! Добралюка! Добралюка!